Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė ir prašau pasiimti vandenį. Ir šios dienos tema yra moteriškas elgesys. Tiesiog praeitą savaitę taip ir nesugebėjau padaryti, bet moteriškas elgesys. Suprantat, tiesiog tie, kas norės piešti, tai papieš, o tie, kas norės tiesiog paklausyti, paklausys. Tai va, tai iš tikrųjų, jeigu neurografai esate ir mokate piešti, būtų labai gerai pasidaryti tą praktiką per 2 minutes, pakelti šitą temą. O aš tiesiog neurografiniam linijom piešiu ir papasakosiu ir šiek tiek aktyvuosis šitą temą. Iš tikrųjų, kaip ir anam video sakiau, kad moteriškas elgesys truputėlį skiriasi nuo vyriško ir seniau būdavo ir dabar yra mokyklos, kuriuose mokomos to tikro moteriško elgesio, arba kitaip sakyti, damo elgesio. Ir yra Lietuvoje ir daug ir online, ir offline, ir visokių kitokių dalykų mokyklų. Galite susirasti, ir jeigu tai yra jums aktualus dalykas. Bet aš norėjau pakalbėti truputėlį apie kitokius dalykus. Aš norėjau, kadangi iš tikrųjų paskutiniu metu, tai man asmeniškai šiek tiek aktualu gražiai rengtis, gerai atrodyti ir gerai jaustis. Tai ir kadangi ilgą laiką, vis dar kartais, kaip paprašau, padarau sielos formulę, iš ten astrologinis momentai matosi. Ir kai kada, kai žmogus nori gauti rekomendaciją, aš jas duodu. Ir šiaip tai planeta yra atsakinga už moteriškumą, yra Venera. Ir ką astrologija kalba apie Venerą, tai yra ir už pinigus, ir už moteriškumą. Tikroji moteris yra tokia savotiškai dvilypė asmenybė, nuo gerosios, tokios pozityvios labai, švelnios, atidžios, rūpestingos ir visokios kitokios pačio geriausio pozityvo, iki labai didelio negatyvo, ne veltui tas yra pasakymas ragana, ar ne, iki tokių dalykų neįtint labai gerų. Ir kodėl? Todėl, kad mes skirtingai moteris negu vyrai, mūsų valdo emocijos. Ir ilgą laiką tiesiog buvo tokia pas mane, jinai ir išliko tą frazę, iš tikrųjų aš laiks nuo laiko ją pasakau, jinai tikrai labai atspindi moterišką elgesį. Ir frazė skamba tokia, taip, kokią emociją sukelsi, čia ypač reikėtų, jeigu žiūri vyrai, atsiminti, kokią emociją sukelsi, tokias pasekmes turėsi. Emocijos, mėlynas kažkodėl. Tai va, kokias emocijas sukelsi, tokias pasekmes turėsi, tai reiškia, mums moteriam yra labai svarbu emocija. Ar mes esame ramios, atsipalaidavusios, ar esame sudirgę, labai atsispindi moters elgesyje. Tai šitą, jeigu turite kažkokių tai daugiau negatyvių dalykų negu pozityvių, tai iš tikrųjų pats laikas padirbėti ties to klausimus, bet aišku, spręsti jums, ką su to daryti. Užtat labai daug yra, tiesiog dėmesį skiriu ir aš pozityvui, nes tai labai irgi atsiliepia į elgesį žmogaus. Tai va, kalbant apie elgesį. Toliau yra, jūs tikrai žinote, moteris yra klasifikuojamos į vyriško tipo ir moteriško. Ir labai elgesys moters pasikeičia, kai tiesiog nešioja sukneles, sijonus. Va. Čia drabužis elgesiui irgi turi momentų, drabužiai. Vat ir vyriško tipo moteris labiau nešioja kelnes, nes tai sako patogiau ir visa kita. Taip, nereikia, mažesnė yra priežiūra savo, gal sakyčiau, nesupykit, jeigu jūsų nuomonė su mano nuomonė skirsi šito klausimu, bet tiesiog taip. Ir kai moteris iššoksta iš kelnių ir pradeda dėti sijonus, iš tikrųjų jos elgesys pakinta ir tokia moteris tampa labiau moteriška negu vyriška. Nors astrologija, kiek esu daręs, yra labai tokio tipo įdomaus, kada moterims labai komfortiška nešioti kombinzonus, drabužius, kostiumas, tai yra kelnes švarkas, bet ne sijonai. Ir yra kai kurio tipo moterims, tai yra visiška kančia užsidėti suknelę arba sijoną. Yra tokio tipo, bet tokio tipo moterų tikrai nėra labai daug. Ir pastebėkite, kas jums yra komfortabiškiau ir kaip tą moteriškumą, tos, kurios nešiojat kelnes, kombinzonus iš tikrųjų, kaip pademonstruoti tą moteriškumą truputėlį kitaip, būnant nors ir su kelniu. Nors tikrai neskatinu. Nes jūs pastebėt, pas mus jau yra labai tokių žodžio laisvė ir veiksmų laisvė ir vis daugiau matom madoje, bent jau vyrai iššoksta iš kelnių ir nešiojasi joms arba sukneles ir klausimas iš tikrųjų kodėl. Ir aš vienintelę pateisinimą randu, todėl kad žmogus pradeda sau leisti. Ir labai dažnai moteris, kurios neiššoksta iš tų savo kelnių, jos neleidžia savo kitaip. Tai va, nes tai pokytis. Ir ko gero, tai reikia mokintis būti tą moterimi ir nešioti moteriškus drabužius. Aš nesakau, yra situacijų, kada būtina nešioti, ten yra daug geriau nešioti kelnes negu sijonus ir sukneles, bet aš sakau tik tai tiek, kad pastebiu, kad labai keičiasi elgesys, kai moteris nešioja gražius drabužius, savo skiria dėmesio ir dar moteriškas elgesys, jo labai, dėmesys savo. O dėmesys savo, pas kiekvieną moterį yra savitas. Dėmesys savo. Ir čia priklauso nuo kiekvienos moters,
kaip jinai tą supranta. Kiti šneka, tai yra meilė sau. Kaip jinai pasireiškia, vėlgi čia, čia yra psichologiniai momentai ir kiekviena turėtų atsakyti, kaip tas dėmesys sau turi būti, nes nuo dėmesio sau irgi priklauso moters elgesys. Yra moterų, kurios neskiria savo dėmesio ir kai nėra to dėmesio sau, pas kai kurias moteris dūžta gyvenimai, byra iš šipulius, santuokos ir vėl yra kiti momentai. Taigi elgesys priklauso nuo dėmesio irgi sau. Ir kaip psichologai pasakytų, dar yra, psichologai yra tam tikros pozicijos. Ir dar priklauso nuo pozicijų, bet apie pozicijas tai galima bus pakalbėti kada nors. Neprisižadu šį kartą. Sakau, neprisikalbu. Nes tą, kad prisikalbu, paprastai turiu vykdyti, o dabar tikrai nenorėčiau tai, nes turiu visai kitose procesuose dalyvauti. Ir dalyvauju bent jau 2 mėnesius nesu kitose procesuose, apie kuriuos galbūt vėliau pakalbėsiu, nes dabar apie tai kalbėti nenoriu. Tai va, tai yra tiek, dėmesys sau, meilė sau. Aš nekalbu apie pasekmes visų šitų dalykų, todėl kad pasekmes gali būti labai įvairios. Priklausomai to, kokią moteris taiko strategiją, koks pas ją požiūris. Aš čia tik pasakoju bendras tendencijas. Ir tai yra savotiškas ir man priminimas į tam tikrus dalykus. Tai va, tai aš tokią triadą nusikėšiau ir man to užtenka. Jeigu jum PVZ, jeigu jum PVZ reikia, pavyzdžiui, yra dar piešiant neurografinės linijas, dar reikia figūrų arba kažkokia kyla mintis, žiūrint šitą video, jūs tikrai dėkit figūras ir įvardinkit jas. Pradėjau spalvinti ir matot, architektūrą ir pakalbėjau. Ir man čia dabar iš tikrųjų prisiminiau, elgesys labai kinta nuo gaunamų dovanų kiekio. Dovanos. Jos iš tikrųjų labai moteriškam elgesiui irgi veikia. Gaunamos dovanos tikrai labai veikia. Nes jeigu gerai pasižiūrėsit ir paanalizuosit, tai pastebėsit, kad tikroji moteris visada gauna dovaną. Visada yra lepinama ir tas dovanas jinai gauna dėl to, kad savo elgesiu jinai sugeba gauti dovanų. Kažkodėl taip pat išlindo. Tai va dabar tie, kas neurografai yra, čia dabar archetipuoja, taip vadinasi neurografikui, arba ūkiškai kalbant spalvinimas, noriu suaktyvinti. Ir viena spalva tiesiog apjungti. Aišku, kadangi jau žalias paštukas pats išlindo į eterį, tai tada ir žalią spalvą įjungsiu. Ir man dabar, žinokit, be šito prisiminiau labai svarbią tokią savybę moteriškame elgesyje. Ir čia norisi. Tai yra lengvumas ir komunikabilumas. Lengvumas ir komunikabilumas. Jo, čia iš tikrųjų taip pat yra, kad su tikra moterim labai malonu bendrauti ir gera bendrauti. Ir tas lengvumas vyrus žavi labai. Ir todėl, kodėl vyrai, jiems nereikia sunkiosios artilerijos, taip sakau. Jiem reikia va tokio paprastumo, lengvumo. Aišku, gali visą tai virsti ir flirtų. Neurografika man patinka tai, kad atrodo nupiešiai, kai kurias figūras jau atrodo tema ta. Ir jeigu gerai pagalvoji, būna taip, kad paimi ir apie kažką pagalvoji, suaktyvini pradedi, ar ne, va šituo atveju. Tai labai retas atvejis, bet jisai pasitaiko, kada pradedi jau neurografuoti ir kartais išlenda tam tikri dalykai. Ir viskas čia yra gerai ir galima daryti ir taip. Ne iš karto nusipiešti, bet tiesiog pradedi. Būna ir pasirodo ir taip. Na va. Ir būtina tada šitame etape suapvalinti. Na va, ir manau, galbūt nebepasikels jokio kito filtro.
Bet jeigu pasikels, aš jas įvardinsiu ir tiesiog komponuosim į šitą piešinį. Aišku, jeigu yra kažkokie, tai va šitie dalykai, kaip sakau, neįvaldyti, galite užsimti to. Nes tai yra labai daug turintis gerų dalykų elementas moteriškas elgesys. Tai va, okei. Na va, pratęsiu. Ir aš galutinį variantą, kai išdėsiu Facebook'e savo, galutinį variantą piešinio galėsit pamatyti mano Facebook kanale. Kai su šito dabar ne. Jau ir taip ilgai čia atima jūsų dėmesį. Tai va, taigi piešiam lauko liniją, aš čia po to viską suapalinsiu. Ir iš tikrųjų man yra labai svarbus toksai dalykas, aš vis dėlto figūrą išskirsiu dėmesys. Va šitame etape man tai yra labai svarbu. Tai va, taigi einu toliau suapalinti ir dedu video, kad YouTube'as jums galėtų konvertuotis, o toliau aš jį užbaigsiu. Galutinį variantą išdėsiu į Facebook'ą, kaip sakiau, komentaruose. O jūs būtų labai gerai, jeigu prašytumėt man irgi kažkokį komentarą, ar norite daugiau tą temą, ar jums tai atsiliepia, kaip jums tai atsiliepia, kaip jūs tai suprantate, galbūt norit padiskutuoti irgi šitą temą. Taigi, su jumis buvau aš, Ingrid, iki kito karto. Ate.